Dėmesys merui ir meras prašom, tada jūs. Ne, tai iš tikrųjų nešam. Jo, iš tikrųjų labas vakaras, dar kartą visiems, ne tai, kad visi dėmesys merui toli gražu, ne. Šiaip seniūnas, iš tiesų, ko aš noriu iš seniūnų visų, kad būtų seniūnijos bendruomenių visų lyderis ir bėdų atnešėjas ir pagalbininkas jas sprendžiant. Tai labai kviečiu visą laiką, jeigu tom bėdom dalintis su seniūnui ir seniūnui sakyti man ir administracijos vadovybei. Tai pirmiausia, dar noriu pristatyti be manęs, kas dar dalyvauja susitikime. Tai Vilma Šilalienė yra administracijos direktoriaus pavaduotoja, kuri ir bendruomenėmis rūpinasi be kito ko, visais tais žmogiškais ir gražiais dalykais, kaip švietimas, sveikata, socialiniai reikalai, taip pat ir bendruomenės. Taip pat Rita Balčiūnienė, kur yra būtent savivaldos komiteto kaip tik pirmininkė, savivaldos ir bendruomenė. Savivaldos plėtotės komiteto pirmininkė. Taip pat Vincas Jurgutis, mano kolega, kuris įvairius dalykais rūpinasi ir beje priežiūros komiteto yra narys tai sutarčiai gyvendinti, realizuoti su Sapiegų rūmų. Taip pat visuomeniniai mano patarėjai, kuris buvo savo darbas, Pabarčius ir Viktoras Račkovskis, taip, ir Dario Mikulskis, bendruomenės kovoja. Aš pats, kadangi 7 turėsiu išvykti, tai jeigu kils daugiau diskusijų, galėsime padiskutuoti ir ilgiau. Ir be abejo, jeigu kils atsakyti klausimą, ką galėsime irgi pašnekėti. Aš tiesą sakant, norėčiau galbūt 10 gal 15 minučių įžangą pasakyti apie dalykus bendrai, apie politiką tokių rajonų kaip Antakalnis atžvilgiu ir konkrečiai apie Antakalnį koncentruojantis. Ir tada galėsim padiskutuoti apie tos reikalus. Nes aš žinau tos klausimus, kurie siusti, bet aš ir pats klausimų turiu, tai irgi noriu apie tai išnekėti. Nes ne iš bokšto noriu viską spręsti, bet kad bendruomenės tikrai dėliotųsi savo reikalus. Tai iš tiesų bendrai noriu pabrėžti, kad šiais metais kryptis, jeigu biudžetas irgi patvirtintas bus vasario 10 dieną, tai tokie galbūt 2 proveržiai pagrindiniai yra. Vienas tai yra darželių problemos sprendimas. Dar nereiškia, kad viskas bus spręsta, bet labai svarbus žingsnis. Ir antras dalykas tai atsisukimas į gyvenamosius rajonus. Kaip akcentas. Atsisukimas ten, kur gyvena daugiausiai žmonių gyvenamosius rajonus. Tai reiškia ne tik centriniai daliai, kad būtų, ne tik pakraščiams, kaip dažnai atsitinka, bet ten, kur daugiausiai žmonių gyvena, tai yra gyvenamosius rajonus. Ir čia per tą prizmę ir tikrai labai daug visko. Ir tiesa, dar tokiam bendram kontekstui prieš perinant prie Antakalnio į bendruomenės, kaip žiūrim ir seniūnijas. Tai kaip žinia, po rinkimų visas, sakykime, bylinėjimasis dėl to seniūnijų naikinimas ir nutrauktas, seniūnijos lieka, bet dažnai kas klausia, ar jos yra pakankamai stiprinamas ar ne, tai atsakymas yra turbūt ne, dar nepakankamai ir šiais metais dar tokio labai ryškaus šuolio nebus, bet kita vertus, kas bus, tai tarkime apie plėtros dalykus. Kol kas mes dar turim tokią situaciją, kad vienas apie šaligatvius, kitas apie parkus, trečias apie gatves, dar kitas apie kažką. Tai plėtros departamente atsiras žmonės, kurie kuruos tam tikras miestų dalis, seniūnijas, vieną ar kelias, kad jie žinotų, kas vyksta, kad nebūtų taip, kad kur nors suprojektuojama vietoje nebuvus ir neįsivaizdavus, kaip jis vyksta, nes yra ir šioje teritorijoje tokių dalykų yra buvę ir atsitikę. Tai tas dalykas, kur natūralu seniūnui parama, bendruomenė parama, kad galėtų dalį laiko atvažiuoti, būti, žiūrėti ir kad net jeigu ir savivaldybė reikėtų nuvažiuoti, kad būtų aišku pas kokius žmonės. Teisės departamente taip pat įsivaizduojam, kad būtų toks žmogus, kuris kuruotų vieną ar kitą seniūniją labai konkrečiai, taip daugiau per tą pusę. O šiaip iš tikrųjų noras yra, kad seniūnas tikrai būtų tas žmogus ir jūs turit, ir padėti reikalauti iš jo to, kad susitelkiantis bendruomenė, kad visi susirinktų, nebūtinai kai meras atvažiuoja ir kad iš tikrųjų reikalai būtų sprendžiami ir išgryninami į kokią čia viziją, į kokią kryptį eina tas rajonas, kad būtų bendros diskusijos dalykas. Dabar taip, jeigu kalbant apie Antakalnį, tai pats esu kurį laiką gyvenęs Antakalnį, tai ir aišku, tas rajonas yra toksai viena vertus labai toks žavus ir žalės, kita vertus daug tokių senų ir apleistų erdvių, visko čia yra, ilgas ir siauras, jeigu toks apie pagrindinę dalį, ir labai platus, jeigu apie visas kitas dalis, tai čia kaip pažiūrėjęs, toks labai žavus ir gražus rajonas, bet aišku, turi savo bėdų. Tai aš dabar apie konkrečius dalykus, ką tas reiškia atsisukimas į tokius rajonus. Ir turbūt daugiau apie tą pagrindinę Antakalnio dalį, negu kad apie Dvarčionius, tai tu kalba apie tą šakninę, centrinę dalį. Tai visų pirma, mes labai aiškiai savo pasakėm, kad vėlgi, ką tai reiškia, kodėl žmonės bėga į užmiestį dažnai, kodėl nenori gyventi vienamam rajone. Dažnai atsakymas yra, kad arba nesijauti šeimininkus, arba trūksta viešų erdvių gražių, kad tikrai jaustumėsi maloniai ir gražiai.
Tai mes atlikom tokį veiksmą pastaruoju metu, apsibraižėm, kur yra žalios erdvės, tokios padorios, kur gali tenai būti. Tai maždaug, taip, grubiai tariant, su skriestuvu apsibraižė 5 minučių nuėjimo atstumu ir identifikavom vietas, kur iš tikrųjų, kur gyvena daug žmonių, bet labai toli yra nueiti iki tokių viešų erdvių. Ir jeigu čia galbūt vieni gyvena šalia Bernardinų sodo, kiti gyvena šalia Vingio parko, kiti dar kažkur, tai bet dalis žmonių gyvena tarp namų arba šalia miško, kuris nepritaikytas ėjimui. Tai vėl viena vertus Antakalny yra, kur eiti gamtoj, bet ne viskas yra pritaikyta mamai su vežimėliu ar pagyvenusiam žmogui, ar judėjimas apribojimas. Čia mes nustatėm, kad mieste kol kas yra vienas toksai skverelis ar vieša erdvė visam mieste, kuris atitiktų tokį kriterijų, kad arti namų ateinu, mamai, tarkim, su vežimėliu, kad būtų kur pabūti. Justiniškėse, vienintelė vieta. Tai mes sakom, kad šiais metais 10 tokių vietų dar padarysim. Iš viso apie 30 reikėtų, bet pradedam nuo 10 ir visam mieste tokių yra. Ir parenkam tas vietas, kur labiausiai reikia arba kur geriausiai galim padaryti. Viena vieta tokia yra atrinkta Antakalny, tai yra Vileišio gatvės ta dalis nuo Šilo tilto, tam tolynai nuo apačioj, kur amžinos diskusijos statybos, nestatybos, ar ten dar ką ir baimė, kad vėl kažkas tai užstatys. Tai iš tikrųjų mes, sakom, viena iš 10 vietų didžiausia viena visame mieste, preliminariai atrinkta šita. Yra iš viso tai programai 500 000 eurų numatyta, tai reiškia 50 000 viena vietai. Už tą natūralu, kad Bernardinų sodo nepadarysi, bet padaryti kažką gražaus ir normalaus tikrai galima. Tai mano mintis yra kokia, bet ir klausimas. Jeigu ta vieta tinkama, tai gerai, tada ateis iš plėtros departamento irgi, tada žmonės, jūs irgi pasitarsit, su kuo čia daugiausiai šnekėti, kaip tas turi atrodyti ir ko ten labiausiai reikia. Nes nėra tokio, kad pagal vieną, kaip čia balvankį, atsiprašau, vienodai padaryta. Natūralu, vienam bendruomenėm to reikia, kitiem to, tai va tos dalykus apsitarsim. Šalia to, kur ta 10 programą net nepatenka, yra kitos viešos erdvės, yra viena šita. Čia gal neapsistosiu, čia jau užgvildenta ta tema, su ta sutartim, kuri čia jau buvo sudaryta, mes jie ten truputėlį pasukam galbūt į tokią, man atrodo, geresnę, žmogiškesnę pusę, bet jinai pastatyta ant vėžių buvo irgi čia tas parkas tvarkomas ir taip pat, aš nežinau, galbūt ir jums naujiena, daugam bus, tai bus tos spec ligoninės parkas. Ir mes numatę jį esam atidaryti. Tikiuosi, kad pavyks šiemet atidaryti, nes dabar parkas gražus, bet visi pravažiuoja ir už tvoros įsilieka. Tai tikslas yra, kad būtų bent keli įėjimai iš skirtingų pusių, kad pro ten galėtum praeiti, į ten įeiti ir kad būtų tenai iš tikrųjų ir bendruomenė padaryti. Dar apie viešas erdves, ką pasakysiu, aš paskutinį kartą čia buvau atvažiavęs, tai džiugu, kad ir bendruomenė tą pusę suka, tai tas palei nerį praėjimas nuo irgi to, kur tas parkas yra, nuo mokyklos, nuo inžinerinio licėjaus, kaip jis dabar nors vadintas, iki tenai ir ne, ir va, toliau lyg ir norėtųsi eiti palei upę, o nėra kaip. Tai viena vertus ten truputėlį, kai sakiau, kad arba reikia sutvarkyti, arba pats jis visą savaitgalį su benzopiuku, tai sakė, kad prapjovė, nepatikrino, bet prapjovė, nepatvarkė, tai gerai. Bet mintis yra, kad ten būtų padorus bent jau praėjimas, kad būtų galima praeiti, dviračių pravažiuoti, kad būtų galima palei upę, toksai judėjimo kryptis. Ta erdvė irgi tokia palaikščia. Tai čia viešos erdvės, kur Antakalny, man atrodo, labai svarbu. Aš jau nekalbu vėlgi apie parko teritoriją, tam dar atskira istorija. Dabar kitas dalykas yra įvažiavimai į kiemus. Vėlgi, negaliu pažadėti, kad kiekvienas įvažiavimas į kiekvieną kiemą arba kiekviena vieta, kur išlipi mašina palikta, kad mes ateisim ir sutvarkysim. Bet galiu pažadėti tikrai, kad tą programą, kur numatė, kur irgi keli šimtai tūkstančių tenai yra lėšų skirta, kad ten daug galima, apie trečdalį mes skaičiuojam, sutvarkyti visų įvažiavimų į kiemus, kurie blogi. Ir pasakysiu labai paprastą principą, kaip identifikuojam, ką tvarkysim. Tai principas yra paprastas. Mes klausim seniūnų, seniūnas pateikė, kiek žinau, yra žmonės šiaip ten tiesiogiai rašo kur kas, bet iš to didelio sąrašo mes skirsim lėšas ten, kur naudojasi ne vienas namas, o keli namai. Tai yra, jeigu yra įvažiavimas į vieną namą, tai galima sakyti, kad to namo bendrijos arba ne bendrijos žmonių kaip ir pirmiausia rūpestis yra. Ir tikrai nesinori už viso miesto pinigus tvarkyti tai, kas yra tam namui tik tai aktualu. Bet jeigu juo naudojasi keli namai, ir jeigu tai yra tokia de facto kaip ir pusiau vidinė gatvė, tai mes suprantam, kad yra sunkiau susorganizuoti ir būtent į tas vietas ir koncentruojamės. Tai grubiai tariant, ten, kur daugiausiai naudojasi namų, ten daugiausiai ir bus. Tai čia mes tai planuojam, kad apie 20, gal 20 keli įvažiavimai ir Antakalny tokie turėtų būti sutvarkyti, kurie taip normaliai, kur kad nekiltų abejonių.
Dabar kitas dar dalykas, kur irgi dar iki galo nesam sudėlioję, bet irgi gyvenamųjų namų kvartaluose mes planuojam iš tikrųjų su šaligatviais pasistumėti. Nes iki šiol ilgą laiką šaligatviai buvo statomi tik tai tada, kai rekonstruojama visa gatvė ir jau pagal tam statybos techninį reglamentą, tik tai tada jau ten viską šone irgi daro. Tai mes sakom, kad mes sugrįžtam į rajonus, kurie jau senai įsikūrė, gyvena savo gyvenimą ir pasirodo, kad kažkas ne taip yra. Nu, ne taip. Nu, šaligatvis nepadarytas, nors iš tikrųjų yra apie 700 km tokių, kur. Ar, nu, gatvės be šaligatvio dar ką. Tai yra gyvenamosios rajonuose tankiai, kur žmonės senai mėgė, labai aktualu, ar ten prie stotelės, ar prie perėjos, ar dar ką, vienur 30 metrų trūksta, kitur pusę kilometro. Tai mes irgi pasistengsim identifikuoti pagal aiškų kriterijų, kur daugiausiai žmonių naudojasi, ten sugrįšim ir padarysim naujus šaligatvius. Ne remontas senų, bet akcentuojantis į naujus. Tai čia irgi kviečiu būti aktyviais, kaip reistis reikalas, pasakyti, kur yra didžiausia aktualija. Tai nereiškia, kad būtinai šiais metais papuls, bet tą programą be abejo ir tęsime, kad būtų pėsčiam judėti didžiausias. Malonu. Antakalnio gatvė, žinau, klausimą kelsit, šiais metais nenumatyta, bet reikės, aišku, numatyti. Jo labiau, kad vėlgi, žiūrint pagal tą kriterijų, viešas transportas yra labai aktualu, tai gatvė yra viena iš tų gatvių, kur daugiausiai vėluoja viešo transporto. Pagal statistiką. Neatvyksta laiku, o neatvyksta laiku dėl to, kad yra užsikimšimai ir tokie neadekvatus, tai vėlgi, kaip sakant, prioritetą duoda viešam transportui, bet ir dėl viešo transporto reikės šią sprendimų ieškoti ir turbūt per šitos metus reikės surasti ir tada jau imtis įgyvendinimo. Ką jau darom su sprendimais projektuojam ir turbūt irgi 17 metais sugrįšim tai Vileišio gatvę. Ilgai čia buvo, nes visai ten irgi mūčiama ta gatvė, tai ir pagrindinis užstrigimas visą laiką buvo ir pinigų trūksta, ir dar neįsitenka viskas, ko nori. Ir judėjimas viena ir kita kryptim, ir pėstieji, ir dviratininkai. Tai vėlgi, jeigu jūs nesukritikuosite to projekto, kai ateina su to projektu, bet galite iš karto irgi sakyti, jeigu ką ir siūsti, tai mintis yra tokia, kad mes nesiryžtam tos gatvės uždaryti ir pasakyti, kad ten negali būti judėjimo, nes tada Antakalnio gatvė būtų visiškai blogai, padarėm tą analizę, reikia ir vieną, ir kitą pusę. Abiem kryptim turi tas būti. Bet kadangi ten nėra tokio tikslo, kad būtų greitas judėjimas, kad būtų lėtas judėjimas, tai mes padarėm tokią, nežinau, sakykite, ar teisingai, bet tokią logišką išvadą, kad man atrodo logiškai. Ten, kur gatvė susiaurėja, nestovi namai šalia ir nėra kur plėsti, ten ne pėsčiųjų sąskaita, ne dviračių sąskaita, bet mašinų judėjimų sąskaita, tą siaurinimą daryti. Kitaip tariant, toj gatvėje atsirastų kelios vietos, kur susiaurėjimai, kur iš vienos į kitą pusę judėjimo būtų tik tai viena juosta liktų ir tai reiškia, kad kažkurios pusės mašina turi sustoti ir praleisti kitus. Tai toks galbūt nepatogumas greitai lekiant, bet kartu aš tai asmeniškai žiūriu ir privalumą, kad nebūtų tai lakstymo gatvė, o būtų iš tikrųjų lėtesnio judėjimo gatvėje, nes neišartinizuomas. Tuo tarpu pėsčiųjų takas ir dviračių takas, jisai visur tuo pačiu pločiu suvažiuos. Tai toks labai aiškus prioritetas pėstiesiems. Tai tokia logika ir atitinkamai tada viskas pasirodo, kad įsitenka ir viską galima daryti. Tai čia irgi 17 metais planuotumėm tą daryti, 16 metais užbaigiant, galbūt nebent parengėmėjai darbai. Dabar taip, ką čia dar pasakyti. Nors sugrįžti prie vienos temos, galbūt irgi mokyklos direktorė, irgi matome gale, Antakalnė akivaizdu, kad yra irgi problema, ir ypač naujom statybom ir miestų plėtra, tilpimo į mokyklas. Tai dėl Leverio gimnazijos ir Antakalnio progimnazijos, tie sprendimai, matėt, yra priimti. Aišku, man kaip merui būtų labiau norėjusi girdėti palaikymo balsų, kad sprendžiam šitas problemas, o ne tik ten piketų ir taip toliau, kad kažkam tai nepatinka. Bet šiaip, žinot, tas sprendimus, kad Leverio gimnazija keliauja į kitą upės pusę, jungiasi ten, mes suremontuojam ją ir Antakalnio progimnazija ir tas lietuviškos mokyklos, kurios perpildytos, jos lengviau kvėpuos sistemai. Tai sprendimai priimti. Dabar dėl Daukšos gimnazijos turėjom tą diskusiją dėl to, ar turi būti ilgoji gimnazija ar ne. Ir man atrodo, kad suradom galbūt ir kompromisinį variantą, bet ne tai, kad aukojam kažkokius interesus, bet iš tikrųjų gerą variantą. Čia nuvilnijo prieš kelias savaitės tokia diskusija viešumoje, kad į tas gimnazijas 3 Daukšos, Tuskulėnų ir Kulviečio neva vos ne egzaminai pirmą klasę bus. Tai tikrai pasakau kategoriškai, kad nepaisant švietimo ministerijos nuomonės, kurie į tą pusę sako, jokių egzaminų nebus. Mes apskritai tą sprendimą tokį ir darėm tam, kad įsitektų visi pirmokai. Visi pirmokai, tai orientuojant į aplinkui gyvenančius pirmiausia.
ta sistema nebūtinai yra pati geriausia pagal registracijos laiką ir registracijos vietą, nes yra efektyviai prisiregistravus ir taip toliau, bet tai yra pirmokams papildoma bent jau viena klasė, gal daugiau, aš neatsimenu, kiek ten gausis, bet turi išsiplėsti daugiau priimti pirmokų. Kadangi mieste 27 komplektais pirmokų yra daugiau kitais metais mokslo negu šiais, mes natūralu tą problemą žinojome ir ją sprendėme pirmiausia ir tai yra, turi būti daugiau pirmokų. Tuo tarpu, kai prieina reikalas prie gimnazijos klasės, tai čia jau biškis kitokia situacija. Kaip tik devintokams, tada logiška būtų, kad gimnazija organizuotų egzaminus ir jeigu nuo 1 iki 8 klasės tai yra tik tai inžinerinis profilis, kurį kas nors nori rinktis, kas nors nenori ir tai yra šiaip mokyklos gyvenimo dalis, tai nuo 9 klasės tą mokyklos pasirinkimą tapti lygiai gimnaziją mes palaikom, bet sakom, kad turi būti egzaminai ir tų klasių turi būti mažiau, iš esmės 2 komplektai. Ne, apie tai. 2 komplektai, bet tada tai aš tikrai prašau ir supratimo šitą vietą, kad tai reiškia, kad iki 8 klasės galbūt įėjai tą, bet jeigu tu su visa pagalba ir akcentu tos inžinerijos atradai, kad neturi polinkio arba kitur yra gabesnių ar dar ką, tai gali tekti kaip gimnazistui važiuoti į kitą gimnaziją, kas mes manom, kad yra mažesnis rūpestis, negu kad pirmoką važiuoti į kitą miestą dalį. Tai va čia tokį balansą bandom rasti. Ir su privačiais darželiais vienas kitas irgi turėtų atsirasti, įskaitant žalinėlio šitas visus dalykus ir vaiko globos namus, jau kadangi planas bendrai uždaryti, tai pirmosius ir uždarėme iš esmės, ir ten darželis bus įrengtas, privačių, žinau, kad irgi čia visą eilė steigėsi, tai irgi tikiuosi, kad palengvinimas tam tikras šitoje vietoje numatytas. Ir taip, tai visus tuos dalykus, ką aš sakau, irgi, kur ypač planuojame šiais metais biudžete numatyta, tai tikrai laukim jūsų reakcijų, kalbėjimuose, nes nėra tokio tikslo atvažiuoti ir ant galvos viską padaryti, susiplanuoti. Tai noras yra šnekėti su bendruomenė ir iš jūsų išgirsti, ko iš tikrųjų reikia. Ir kas esat, ir kas nesat, galbūt kažkokių tai smart renginių sugalvosim, kad identifikuoti, kur čia reikia, tai jais naudotis tada, jeigu bus, nes su dviračiais, tai, pavyzdžiui, taip irgi darėm, kad nustatytum, kur žmonės važinėjasi, paprašė programėlės jungtis, pasimatė maršrutai, tai va tos dalykus kviečiu labai vertinti. Tai ir dabar, tai iš mano pusės galbūt monologui viskas, nebent aš nežinau, ar pamiršau, gal kad nors viską paminėjau. Gerai. Tai tada labai, kaip sakant, pastabos, klausimai. Atsiprašau, merė, dar jau apie sodininkų klausimą. Tai labai svarbus dėl kelių, aš atsiprašau. Jo, tai dėl sodininkų iš tikrųjų čia galbūt kitokias sritis, negu tas akcentas yra mūsų gyvenamosios rajonus pagrindinius. Tai sodininkai yra tokie, tarsi mieste, tarsi ir užmiestyje dabar, ne? Tai mes iš tikrųjų su viešojo transporto stotelėm iš tikrųjų pajudėjimas paskui, kad bus visas tvarkingos ir dar, nes žinau, kad ir čia yra sodas, ne viskas gerai, su šaligatviais tikrai nepažadam, kad visur prasieis, bet kai kur sodininkai patys turi nelegaliai užtvertas teritorijas, truputėlį atlaisvinti dar, kad tai tikiuosi irgi, kad iš bendruomenės bus ta iniciatyva dalykus daryti, bet manau, kad galėsim pasukti labai rimtai vieną opią problemą, iš tikrųjų vandentiekio pajungimus sodo šitose teritorijose smarkiai, nes vėlgi, kai Vilniaus vandenis irgi naujas mūsų kaip ir vadovavimo stilius, dar ką nepriklausome valdybos nariai, aiškus tikslai ir dar ką, ir paaiškėjo, kad yra tų rezervų truputėlį daugiau negu atrodydavo, ir man atrodo, kad Antakalnio sodų visai teritorijai turėtų įvykti rimtas proveržis dėl vandens pajungimo ir kanalizacijos atitinkamai. Tai, man atrodo, gyvenimo kokybė toks kaip bazinis variantas labai gerai būtų. Bet tai tikslesnius planus irgi gal po mėnesio maždaug pristatysim, nes žinau tik tai, kad bus pajungimo ir akivaizdu, kad čia yra didžiausia sankaupa tokių naujakurių, kurie kaip ir mieste gyvena, bet ne visai miestietiškai gaunasi. Čia yra galbūt gera naujiena viena Antakalnio sodo visai teritorijai. O su gatvė pravažiavimu ir kitais dalykais neturim kol kas vienareikšmio sprendimo, bet akivaizdu, kad rasim. Tai pradedant nuo to, kad viešas transportas turi patogiai pravažiuoti. Pradedant nuo to. Tai laukiu jūsų. Prašom. Apie sodus dar pasakyti. Labą dieną. Labą dieną. Vienas sodus pagrindinė. Labai malonu girdėti, kad tokie planai yra ir aš manau, kad yra labai teisingi dėl Antakalnio, apskritai dėl miesto. Kas žiūrima, planuojama, žiūrima, kur ten vaikų bus daugiau, kada, kokios grupės ir panašiai. Labai norėtųsi, kad tas pats būtų žiūrima, pavyzdžiui, kai daro stoteles, dabar renginė.
Tai, pavyzdžiui, aš nežinau, pagal kokius prioritetus stotelės yra įrengiamos. Nes jeigu, sakysi, viena vieta, kur žmonės stovi ant gatvės, laukia, net ten ta stotelė nepajudėjo viršų to gatvė. Tai aš apie... O prie kapinių, pavyzdžiui, viršų, kur žmonių nebūna, pastatytos naujos stotelės ir panašiai. Žinokit, su stotelėm tai tikslas yra, manau, ir aš manau, kad pasieksim tą, nėra ten kažkokie irgi milžiniški finansai, kad 16 metais neliktų ne vienos viešo transporto stotelės, kur būtų stovima ant to purvo, žolės, vadinamos ar dar kanos, kad visur būtų ta kieta danga. Iš tikrųjų labai norėtųsi ir apšvietimas visose, kad būtų, bet ten dėja per brangus dalykas, ne visur pavyksta, bet bent jau kieta danga ir visur bus, ar ne, paviljonų irgi padaugėjimas, bet irgi orientuosimės ten, kur daugiausiai keleivių. Ir iš tikrųjų, kviečiau, kaip tik šiandien netgi paskelbiau, klausim, pagal ką planuojam, nežinau, pagal ką anksčiau buvo planuojam, man irgi daug klausimų visokių yra, bet galiu labai aiškiai pasakyti, pagal ką dabar planuojam. Tai galit mano Facebooko puslapį, ten labai sudėtingas adresas, tai nepasakysiu mintinai, bet nuoroda yra viešo transporto irgi tam tikrų duomenų paskelbimas. Tai ten labai gera iliustracija ir apie tai, kur daugiausiai įlipa, kokiose stotelėse, kokiose daugiausiai išlipa, kokios daugiausiai apkrautos, kur dažniausiai vėluoja, kur dažniausiai nevėluoja. Visi duomenys ir ko trūksta stotelėm, ar kitos dangos, ar dar ką, viskas tas sudėta ir natūralu, kad tos žemėlapius persidengus mes labai aiškiai galim pasakyti, kur daugiausia reikia investuoti. Ir natūralu, kad apie, tarkime, viešo transporto vėlavimą, dalis vėlavimo yra dėl prastų autobusų ir troleibusų, čia atskira kalba, čia jau ne viso miesto problema, bet dalis vėlavimų yra dėl to, kad kamščiai ir būtent dėl kamščių Antakalnio gatvės yra problema, o dėl tų prastos būklės tai yra nuo Antakalnio tos ašies į šoną yra ta problema. Tai abi dvi problemas vienaip ar kitaip spręsim. Ir bent jau stotelių tai tikrai visos bus su kieta danga, tokio kaip Antakalnis. Kaip pasakyti, tuo naudotųsi tie žmonės, kurie tuos planus daro. Aš labai malonu, kad Facebook'e tai nėra tokie dalykai, žmonės kelti. Taip, reikia, kad matytų tie žmonės, kurie užsiema. Matot, Facebookas yra tik tai tam, kad jūs pažiūrėtumėt ir pastebėję klaidą, pasakytumėt, klausykit. Kas nors tenai ne taip, ir tada galinis ryšys mes pataisom, bet tie planai yra daromi ne dėl Facebook'e, daromi dėl planavimo. Ir tik tai viską, ką darom dėl planavimo, kad nekiltų jokių dvejonių, visus sąrašus ir, tarkim, kiemų. Aš žinau, kas bus, kai pradėsim tos kiemus asfaltuoti, ne, jeigu sakom trečdalį grubiai. Tai visą laiką pagrindinis klausimas bus, kodėl ne mano. Nebus, kad gerai, kad kodėl ne mano. Tai kriterijus visus aiškius paskelbsim visus viešai, kad būtų visiems aiškus, skaidru ir jokių ten peripetijų, jokių ten, nežinau, draugyščių, giminyščių, partysčių ir dar kažko tai nebūtų, kad būtų viskas aišku, kam, kur, kodėl. Bendruomenės pirmininkas. Aš galvoju, kad jūs pamoderuokite. Gerbiamas Andriau, prašau. Aš Remigijau, reiškia, kadangi Antakalniečių bendruomenė siekia tokius bendresnius Antakalnio klausimus visiems, reiškia, rūpimus atstovauti, aš keletą iš karto gal, reiškia. Tai vienas svarbiausias, reiškia, kad mes norim, reiškia, kaip sakant, tos bendrus klausimus sprendžiant būti, kaip sakant, partnerių savivaldybėse. Ir mes buvom to partnerių iki prieš tai buvusio mero, reiškia. O paskui kažkaip tai viskas taip gavosi, kad niekas nebenorėjo su mumis kalbėtis. Tai vat, tie klausimai, reiškia, kuriuos minėjote, kad, reiškia, Neries pakrantės klausimas, reiškia, mes iki Valakampių ir tas ruožas, reiškia, Vileišio gatvės, reiškia, tai mes norėtume, reiškia, kad su mumis, reiškia, kažkaip tai būtų palaikomas ryšys ar miesto plėtros departamento, ar kitų departamentų. Toliau, bet mes palaikom tą mintį, reiškia, ką jūs minėjote, kiek Vileišio gatvės. Gal pasakysiu, bus atskirai atsirasti žmogus, kol kas dar departamentas nepertvarkytas, bet bus, bet kadangi čia yra upės tokia krantinės veiklas, tai mes tam turim atskirą projektų vadovą, iš tikrųjų Martynas Marozas yra žmogus, kuris... Buvom susitikę. Jo, tai vat, jisai tos dalykus susikroja. Gerai, toliau, reiškia, Antakalnio gatvės remontas irgi labai norėtume, kad palaikytumėm ryšį ir reiškia, to reikia ir gerai, kad jis juda. Ir labai gerai, kad jūs ėmėt judinti tuos dalykus, kurie 4 metus prieš tai praktiškai stovėjo vietoj. Tai už tai labai didelis ačiū. Ačiū. Kaip pabaigsite, tai tada bus dar didelis. Bet toliau, reiškia, Sapiegų parkas, reiškia, mes Antakalnis, reiškia, neturi tokio centro rajono, tai mes tą Sapiegų parką, reiškia, norime, kad jis taptų Antakalnio tokių traukos vieta, reiškia, Antakalniečių susibūrimo vieta, tai čia mums yra strateginis toksai uždavinys.
Tai mes, reiškia, dabar patys, reiškia, kadangi neįtraukti esame į sutartį su savivaldybė, su Techparku, tai mes su Techparku atskirą sutartį, reiškia, norim pasirašyti, reiškia. Tai žodžiu, tokios paramos norėtumėm, bet tas vyksta, reiškia, su jūsų patarėja buvom susitikę. Ir toliau, reiškia, kas liečia transportą, tai tas Antakalnis, reiškia, dabar plečiasi stipriai, soduose kiekvienais metais 100 leidimų statybai, virtimų jų gyvenamojo rajonų, Saulėtekio slėnis ten yra 100 darbo vietų. Tai mūsų nuomonė, reiškia, Antakalnio veiklą nepatrauks, reiškia, tos plėtros, tai būtina kažkaip tai į bendrą, į naująjį, reiškia, miesto, reiškia, strateginį planą, reiškia, įtraukti kažkokį tai aplinkelį, reiškia, kad Vilnius galų galiu užsidarytų kažkokius tai žiedus. Tai šitą mes labai toks, suprantu, kad tai sudėtingas dalykas, bet, reiškia, ilgalaikis, bet jeigu to nedarysim, tai sugrūdus tas Antakalnis, reiškia, Vileišio gatvė, ten yra lėto judėjimo ir neišspręs to klausimą. Tai aplinkelį, kažkaip tai būtina. Per mažai. Jo, tai mes aplinkelį mes prašom įtraukti į naują miesto planą nuo 2016 iki 2020, reiškia, kažkokiu tai būdu. Ir tai va tokie, reiškia, svarbiausi dalykai. Gal pasiškai dėl tų dalykų, sakant, Antakalnio gatvėje, tai tam tikrą prasme aplinkelis svarbu, bet ne dėl Antakalnio gatvės, nes aplinkelis netiek ir daug nukrautų, nes aplinkelis, kaip čia yra atvažiavimo į centrą, arterija, ne, ir akivaizdu, kad yra per siaura pagal tą plėtrą ir reikia jos alternatyvios. Tai Vileišio gatvė, aišku, tik tai labai dalį to patenkinti, tik labai dalį, tai klausimas, kaip kitaip, iš tos miesto dalies atvažiuoti į centrą. Tai už Varšiolį daug kas jau važiuoja, per aplinkui jau dar kitur, ne? Tai būtent toks, ne tai, kad atvažiavimas, bet alternatyvus kelias, dalies Antakalnio atvažiuoti į centrą. Tas mažasis, aš įsivaizduoju, Saulėtekio slėnį iki Stepono Batoro. Aš Vilniaus prasme tai traktuoju ne kaip aplinkelis, Antakalnio prasme kaip aplinkelis, viskas tvarkoja. Tai šia prasme aplinkelis, tai reikia rasti tą sprendimą ir jo nėra šią dieną. Lygiai taip pat kaip ir Petro Povilo šitą žiedą nėra sprendimų. Nors, kaip jūs sakot, buvo visą laiką sakoma, kad VTU ten paskaičiavo, kad žiedą padaryti sankryžą, bet akivaizdu, kad jeigu kitoj pusėje Žirmūnuose lieka žiedas, tai visiškai pjaunasi vienas su kitu ir tą reikia labai sistemiškai peržiūrėti. Viena iš tokių vietų, kur iš tikrųjų reikia sužiūrėti. Tai žiūrėsim. Tai gerai, tai dar į tą temą dar apie žaliuosius, gal tada jūsų gerbiamą Jonę. Visai kitaip reikia žiūrėti į Neries pakrantės tvarkymą centre ir Antakalnyje iki Valakupių. Mes esam dar to unikalūs, kaip jūs matote, čia įsprausti Neries vienis, gamtinis karkasas, migracinis koridorius, aeracijos koridorius ir gyvenimo kokybė, ir paukščiukai skraido ir žuvytės migruoja, o į kitą pusę kalnai ir žalių plotai plėstis neturime kur. Ir mumis labiausiai gyvenimo kokybė kol kas centrinė dalis antakalniečių tik blogėja. Dėl ko? Dėl naujų statybų, apie ką niekas nekalba. Kiekvienas laisvas žalias plotas šiuo metu yra kažkaip keistai staigiai užstatomas. Net netikėtai dygsta jo Vileišio 10 A ir B, tai čia iš vis 2 metrai nuo gatvės ir taip toliau, ir prie buvusių turgelio vėl išdygo dangoraižiais ir visi apskritai dangoraižiai. Ir labai norim, kad Antakalnis, jūsų plėtros departamento, jūsų specialistų būtų išliktų žalės, bet dangoraižių. Jis toks ir turėjo būti. Jie jau įkišti, ko visiškai mes negalime. Tada atversite spec ligoninę. O ten yra visiškai šalia natūrali pelkė, kurią jau aš su botanikais rengiu įtraukti į saugomų miesto pelkių sąrašą, unikali su visais augalais išpikusiais. Ir šalia garažynai metaliniai, ką prašysim seniūno, juos kažkaip nutempti tuos garažus ir ten išvalyti. Spalvotusius šaltinėlius turime. Visa pakrantė srūvanti, šlapia, šaltiniuota, unikali. Ir visai kitaip reikia tvarkyti, žiūrėti tikrai atsižvelgti būtent į šitą prašymą. Iš tikrųjų, aš galbūt dėl to be jų aspektų pasakysiu savo poziciją, tai pirmiausia, dėl to, kad kitaip tvarkyti, tai be jokios abejonės. Čia net minčių nėra, kad ten betonuoti, tam tas kartinas ir taip. Tai ne tik dėl to, kad brangu, bet ir čia, kad visai nėra reikalo tiesiog. Tai tas kitaip ir tvarkoma. Aišku, prieisim tam tikrą ribą, kur tam žmogaus ir varlės, kils dilema. Reikės apsispręsti, ir čia įvairiai galėsim spręsti, bet reikės apsispręsti. Bet šiandien kol kas, kaip jis yra labai aiški, atidarom tą spec ligoninės parką, padarom ten praėjimą ir sutvarkom, kad būtų padorų žmonėms. Tai nereiškia, kad
automatiškai kiekvienas garažas išvyks, aš nesu tikras dėl teisinių dalykų tenai, arba kad viskas susitvarkys, bet bent jau didžiai daliai žmonių, kad būtų praėjimas ir ateimas. Tai va čia tas. Dabar dėl statybų, aš žinau ir Leišio gatvės, ir visus istorijas, ten leidimų įsivaizduoti dar ką, tai akivaizdu, kad žali plotai yra labai svarbu ir reikia juos saugoti. Ne? Kita vertus, aš nesu toks tikras dėl to, kur šalia turgelio, nežinau, pravažiuojant irgi pamačiau, užsienio tam pradėta, tam kyla. Aišku, viena vertus tam ta aikštelė tam buvo tokia nei tema, kita vertus namo nebuvo galbūt ir mažiau problemų. Tai aš nors jau pritarimo palaikymo šūksnius girdėjau, kad reikia žalius plotus saugoti, bet aš labai noriu pasakyti, kad miestui reikia balansą rasti tarp to, kad būtų labai gera ir kokybiškai gyventi daugiabutyje, kad aplinkui būtų erdvės, bet kartu ir kad nebūtų noro stumti žmonės už miestų kažkur kitur, kaip ir dabar už Antakalnio žiedą ir taip toliau, kuriems toli reikia važiuoti iki centro. Tai čia Antakalnis yra ta vieta, kur susiformavęs iš principo rajonas. Aš nemanau, kad čia daug yra vietų, kur gali atsirasti dar namai. Nežinau, gal ir gali kažkur būti, bet tikrai nedaug vietų. Bet apskritai miesto tankinimo prasme, tai Vilnius turi būti tankesnis, jeigu nori patogiai gyventi. Iš principo. Jo, būtent dėl to, kad nepravažiuoja. Nes jeigu miestas nebus tankesnis, jis bus platesnis. O jeigu jis bus platesnis, tai mūsų kasdienės kelionės nuo taško A iki taško B atstumas bus ilgesnis. Tai reiškia, bus daugiau kamščių ir mes labiau dusim. Geriausias transporto problemų sprendimas yra sutrumpinti kelionės atstumą. Nelaiko atstumą. Visų geriausia, kai yra gali pėsčiom arba dviračiu važiuoti. Ne visur tas pavyksta, bet atstumo sutrumpinimas yra labai svarbu. Dėl to kai kur mieste, aš įsitikinęs, kad reikia ir kad atsirastų tankiau. Yra tokių teritorijų, tenai palei Vilnelę, tenai Paplojos rajonas, ar tenai Velgos buvusi teritorija. Kai kur yra ir tarp kitų namų turi atsirasti, bet aišku, čia labai svarbus tas balansas ir aš galiu pažadėti, kad su bendruomenė bus tikrai šnekamasi dėl to, kad tai nebūtų kitų sąskaito, o būtų iš tikrųjų bandant rasti tą sudermę ir sutarimą. Miestas nebūtinai yra tai, kad visi žali plotai, jeigu aš buvau kraštinis, tai kad ir būsiu 100 metų kraštinis mieste, gal miestas plėsis, bet išsaugant tas viešas erdves. Ir tas, pavyzdžiui, palei Vileišio gatvė visi tie parkai natūralu, kad iš principo jie turėtų tokie būti. Tokių planų nėra, nesu iki 100% iki galo tikras, buvo anksčiau užduotų statybos leidimų, kurie teisiškai galioja. Ir gal gali kilti tokių niuansų. Dabar garažai numyrė tas. Bet mes viešas erdves tas norim saugoti. Dar noriu paklausti, nuo gatvės turi būti atstumas, pavyzdžiui, Vileišio 11, aš nežinau, prie pat gatvės namas statome. Važiuoju su mašina net nejauku, apie dviratininkus, tai ten mirtininkai, net dviratininkai. Vileišio gatvė, kaip aš minėjau, yra kelios tos vietos, kur ir gatvės, tai praplėtimui, kad jis tektų visi yra problemos, ar ne? Ir tokių vietų, kaip papildomai, kur nereikėtų. Kita vertus, aš asmeniškai turbūt gyvenu taip arti gatvės, kaip turbūt niekas kitas iš jūsų negyvena. Galim lažinti, žinot. Mano namo siena nuo gatvės turbūt 1,5 metrų. Tai blogai, o bet vėl, mes suprasim, kad miestas yra įvairus, visko ten bus. Tai, aišku, tas atvejis yra blogas, bet nedarykime bendrės išėdų labai nebus. Ar Vileišio gatvė bus tada nuo vieno Antakalnio iki to, kaip sakant, aplinkinių? Ar tik tai tarp nuo Šilo tiltos tvarkomai? Ne, ne tik nuo Šilo. O bus nuo ten, kuris sujungima yra prie to konservatorijos pastatų. Tik nuo čia iki Šilo tilto? Ne iki Šilo. Nuo Sluškų. Antakalnį iki tos ligoninės, ta prasme, kad čia galėtų, nes ten, jeigu per visą Antakalnį būtų, tai žymiai padidėtų nuolaidų. Jo, tas, aišku, pradės vis tik nuo centrinės dalies, kadangi ten labiausiai susikoncentruoja tas eismas ir viską, toliau perspektyva yra ir tolimesnės ten dalies įjungimus. Tai nesibijonės. Seniausia laukia Dvarčionių bendruomenės. Galėsim diskutuoti apie šitą dalyką. Dvarčionių bendruomenės. Labai malonu, kad būtent tas problemas jūs palietėt, vandentiekį ir gatvės. Mes Dvarčionių bendruomenės stipri, mes patys daug tvarkomės, susitvarkėm pležą, žalias erdves, mes viską tvarkomės. Bet šitų problemų, kas liečia pagrindinis vandentiekį, jūs žinot puikiai tą problemą, kad priklauso Dvarčionių keramikai ir Dvarčionių keramikos kaip ir nebėra, reiškia vandentiekio niekas neprižiūri ir ten mes gyvenam kaip ant bombos. Kažkada sprogstam.
nes niekas neatsakingas. Tai norėjome paklausti, su kuo reikėtų bendrauti, aišku, ne čia, nes šitą temą neišgvildensim, kad išspręsti tą problemą, vienas dalykas. Antras dalykas, kas yra aktualiausia ir baisiausia, pas mumis Pupojų gatvė. Vaikai žiemą vaikšto apie 2 km naktį, tamsiu paros metu, iki artimiausios stotelės. Mes parašėm raštą spalio mėnesį, anksčiau rašydavom, tai gavom atsakymą labai paprastą, lėšų nėra ir tvarkykitės patys. Aplamai, šaligatvį. Ir tam. Dabar su Lubiu bendrauju jau porą mėnesių, tam liktai jau komisija sudarė, liktai atvažiuos dėl maršruto paleidimo, bandys žiūrėti. Nes mes sakėm, mes padėsim išspręsti. Jeigu kažkur yra tvoros, mes kalbėsim su tais gyventojais, mes išspręsim. Bet laukiam ir niekaip nesulaukiam. Gaunasi, nei gatvės įmanoma praplėsti, ten nekalbu jau su vežimėliais, kaip jūs sakote. Su vežimėliais ten sakykime, taip, gyvenam iki pirmos nelaimės. Atsitiks, kaip ten su dviratininkas užsimušė, tada visi suskups, ops, nepadarėm. Nes ten yra tikrai baisu, mašinos dvi prasilenkti nelabai gali, kai sniego yra, nes irgi nenuvalyta. Ir vaikai eina gatve. Tai yra tamsių paros metu, eina į mokyklą jie gatve, apie 2 km. Tai va tą problemą norėtume paklausti, su kuo tiesiogiai bendrauti, kad pradėti spręsti ją. Bet, matai, čia kelios problemos yra. Čia šaligatvis ir viešas transportas. Tai žinot. Tai dėl viešo transporto, tai juda. Parašėt, manau, kad išdėsim, bet aš vis dėlto, vėlgi, jeigu yra prioritetas, tai yra dalykas, kur mažiau lėšų ir taip toliau lieka. Tai natūralu, kai yra 2 kilometrai, ne šaligatvis. Ne, tai jie eina per mišką. Tai aš taip sakau, Vilniuje yra apie 700 kilometrų tokių vietų. Ir natūralu, mano požiūris yra, kad ten prioritetas euros daugiausiai naudotos. Ir kur yra tokie galiukai arba prieimo stumas prie stotelės, pagrindiniškai turi ten 100 metrų, ten visur iš tikrųjų akcentuojam šalikus. Palei visą gatvę padaryti, mes nepajėgų. Bet tokia buvo. Dėl stotelės aš dabar nedrįstu pasakyti, kad aš nežinau, kokie srautai yra, taip toliau, bet nežinau, kad yra srautai ir aišku, tai turės atsirasti. Mamos, nes aišku, faina, kad jisai bus, sakykime, suremontuotas, kaip pasiūlė Techparkas, bet metams kainuos 900 €, o lik šiol bendruomenės veikla buvo tik kaip projektai. Ta prasme, kaip sakiau, yra įvairių klausimų, kurios manytume. Matot, Mindaugai, čia viskas labai teisingai yra. Tik tai aš atsimenu, kai mes diskutavom apie tą temą dar tuo metu, kai tas projektas atėjo, buvo visiškai kitoj stadijoje, kai buvo sutartis pasirašinėjama, o ne pertvarka. Tai šita problema atsirado tuomet, kai buvo sutartis sudaroma. Mes, kai sutartį persidarėm, tai vis tiek reikia pripažinti, kad ne dėl to dalykų, bet apskritai dėl to, kad tai padovanota teritorija ir toliau. Tai tas daržas, jisai nepateko į akiratį ir dėl to, kad fokusas kitoks. Tai šiaip žinokit, kad savivaldybė yra jūsų pusėje. Iš tikrųjų yra noras, kad būtų viskas vyktų čia. Aišku, sutartis yra irgi tokia, kur mūsų kaip ir rankos yra nudelė ir ne tai, kas surištas, bet yra sutartis ir tiek. Čia mūsų sakant, čia poliuką šiandien prašau, stebės mūsų daržo, vienas matytas, ne, tai remigiau, ten tiesiog, matai, yra niuansai, kadangi, žinai, mes žinom, kad pastatai priklauso Techparkui, mes jos nepretenduojam. Parkas yra vis dėlto niekas savivaldybė, sakykime, jie nori statyti lauko terasas aplink šiltnamį, ant mūsų senų lysvių, žinai, yra automatiškai, dėl šito reikia tartis. Terasos neišbarkuoja. Ir dar kitas paspaudė tiesiog 700 žmonių ir parkavimo vietos. Aš kadangi, kaip sakant, turbūt vienas kitas Žilas Laukas, man reikia šito kažkaro pasidarybas, tai aš turiu pasakyti, kad viena iš karščiausių diskusijų objektų tai buvo būtent dėl to išplėtimo tas terasas ir taip toliau. Nes nebuvo aiškiai įvardinta, kai jie išplės, nes tas buvo sutarty, kieno nuosavybė tai atsidurti. Ir čia mes turime irgi tokių situacijų, aš nenoriu nepasakyti gerai ar blogai, bet tarkime, pavyzdžiui, Liubartinės mokykla, kur yra, kur savivaldybės pastatas, sutarties galiojimo laikas baigėsi, bet pasirodė, kad su visais leidimais toliau plėtoti tą apstatytą iš šono, iš viršaus ir dabar savivaldybės viduj, pasakyti aplink. Tai labai nesinorėjo, kad tas pats potencialiai po 18 metų atsirastų Techparkui. Čia tas išplėtimo sąlygos jos buvo, tas pasikeitė šiuo atveju, pasikeitė, kad aiškiai įvardinta, kad kai bus išplėstas pagal sutartį, tai bus registruoti iš karto savivaldybės vardu.
Bet su šitos, kas man tada logiška viso miesto atžvilgiu. O dėl daržo, tai aš manau, kad vis tiek reikės kažkokių kompromisų ieškoti ir mes tikrai palaikom tą bendruomenišką idėją, kad daržas, kad būtų, bet vėlgi, viena yra sutartis, kita yra šiaip gyvenimas, sutartis, ir mes tikrai esame visų pusė ir Vincas irgi, mes iš kiekvienos partijos delegavom priežiūros komitetą, tai sutarčiai, kad sklandžiai vyktų grupė, tai jau ką, tai sakykit, visą laiką bandysime įsitraukti palaikyti. Tai aš tikrai užsirašiau šitą klausimą ir manau, kad mes susieksim ir susėsim, nes visgi priežiūros komisija yra priežiūros komisija ir galima ten draugiškai pakalbėti apie tai, kaip surasti bendrų taškų. Bet tikrai gal paskutinį, nes... Labai trumpas klausimas, o dirbu sodų bendrijos, pas mus tiek tos gatvės. Tos gatvės priklauso Vilniaus miestui. Šiai dienai į jas yra neinvestuota nei vienas centas, miestas to gatvėmis nesirūpina. Praktiškai miesto departamentų vadovai sako, kaip norite, taip dar vykdės. Ir tai yra visų sodininkų, turės kaip važinėja labai daug žmonių šitose vietose. Ir kada jis pradės nors kažkiek rūpintis ir kažkokį interesą pradės veikti šitose vietose, atsakingi departamentas ir valdybė. Klausykis, kolegos, tai dabar dar kartą pabaigai. Pradėjom, atrodo, iš tikrųjų, gražiai apie tai, kaip reikia būti, dabar aš girdžiu jūsų tokį piktumo gaidelę. Jo, piktumo nėra pasakyti tokia intonacija, aš bendravimo manierą. Jo, galbūt per daug išklausiau, bet aš nemačiau jūsų pradžių, galbūt už kolonos buvo. Tai iš tikrųjų galiu vieną dalyką pažadėti. Ten, kur bus dedamas euras, šiemet, kitais metais, dar kitais metais, ten, kur didžiausia yra nauda, kur daugiausiai Vilniečių tą pajus. Labai daug tai, kur yra ir antakalniečiai. Dabar kalbant apie gatves, aš galėčiau irgi lengvai ranką pasakyti. Kitais metais, dar kitais padarysim. Ir kai kur padarysim, iš tikrųjų. Pradedant nuo to, ką šnekėjom. Šaligatviai šalia viešojo transporto stotelių, ten, kad didžiausias eismas, tranzitinės gatvės, visokių dalykų yra. Bet aš noriu pabrėžti, kad net iki galo visko nesuskaičiavo, nes yra dalykų nesuskaičiuota. Vilniui yra 700 km gatvių, kuriuose nėra šaligatvių šalia. 700. Iš jų didžioji dalis yra neasfaltuotos. Tai aš labai norėčiau pažadėti, kad mes per metus ir kitus tą padarysim, bet iš tikrųjų realiai tai mes įsidentifikuosim, kur yra pravažiuojamas ir Antakalnių sodų aš galiu pažadėti, tik tai, kad ten viena ar dvi gatvės, kur yra, kur tikrai viešas transportas važiuoja, kur yra gatvės, kuriomis naudojasi įvairių bendrijų jau žmonės, bet kai kur yra tokios mažesnės, aklygatvė ir taip toliau, tai aš labai kviečiu bendruomeniškai žiūrėti, kaip ir spręsti tą problemas. Nes vėlgi, nenoriu žadėti to, ko negaliu, noriu žadėti tai, ką galiu. Tai kaip ta pagrindinė vadinasi, tai prieisios laikas iš tikrųjų, kur, kaip nevadinasi, viršų pusos, ar ne, kaip jo. Tai va štai ateis laikas, o su visom kitom, kviečiu būti sportą. Tai klausimas, ar toksai papildant šitą klausimą, sakykime, planą, struktūrą kažkokią, tai yra apibrėžtas savivaldybė, kaip tos gatvės bus laikas nuo laiko tvarkoma. Kažkokia divizija yra savivaldybės, etapais, kol kas nėra tokios galutinės, bet kadangi šiemet ten, kur skirsim lėšų, tai bus labai aišku, kas yra virš brūkšnio, kas liko už brūkšnio ir atitinkamai galima būtų orientuotis, kur... Mano tikslas yra, kad prieitėm prie tos eilės va šį pavasarį, kad būtų ta eilė normali, nes kol kas žmonėm ne visą laiką labai lengvai pavyksta pagal tokius kriterijus dėlioti.